Sveiki. Lietuvoje vis didesnį svorį įgauna besikuriančiosios vadinamos antrinės politinės jėgos, kurios sudaro rimtą konkurenciją tradicinėms politinėms partijoms. Praėjusį savaitgalį savo antrajame suvažiavime nepartinis demokratinis judėjimas išsirinko naują vadovybę, apibrėžė pagrindinės veiklos gaires, tačiau pasak judėjimo pirmininko Povilo Gylio, kol kas neplanuoja tiesiogiai dalyvauti artėjančiuose Seimo rinkimuose. Apie šio judėjimo planus ir kalbuosi su profesoriumi. Jūsų šitas judėjimas, kuris vėl tarsi atsinaujino ir jūs ėmėt jam vadovauti, kokiu tikslu siekia? Pirmiausia, jis netarsi, o iš tikrųjų atsinaujina, atgimsta ir sustiprėja, kadangi įsilieja nemažai intelektualių žmonių ir taip pat, aš tikiuosi, ateis ir iš kitų sferų, ne tik iš universitetų. O tikslas yra pagyvinti viešąjį gyvenimą, atgavinti pilietiškumo jausmą šitoj šalyje, kuris prigesęs, turim pripažinti. Tai tie žmonės, kurie mato, kad mūsų šaliai, mūsų tautai yra iškilę nemažai grėsmių, bet jų kažkaip valdžios struktūros nemato, neidentifikuoja ir nekovoja. Mes norim tiesiog atskleisti, paakinti, paraginti valdžią tas problemas spręsti. Nesakyti, kad Lietuvoje viskas gerai. Problemų masė. Taigi viešo intereso, nacionalinio intereso gynimas, kova su korupcija, valdžios orientavimas į tikruosius politinius tikslus ir būtų mūsų misija. Kokia judėjimo vieta tarp kitų partijų? Ne, tai yra nepartinis judėjimas. Reiškia, mes nepartinis darinys, kuris dalyvaujam viešajam gyvenime, sakysim, atliekam švietėjišką ir spaudimo, presingavimo funkciją. Mes svarstysim, ar, sakysim, mes negalime aktyviau dalyvauti kaip piliečiai rinkiminėme procese, pavyzdžiui, remdami mūsų manymo patriotiškus, kvalifikuotus žmonės ir tuo pačiu prisidėdami prie politinio gyvenimo kokybės gerėjimo. Teisinių barjerų dabar turbūt nėra dalyvauti rinkimuose. Matot, pirmiausia, mes dar to nesvarstėm ir iš tikrųjų mes kaip darinys prieštarautume patys savo, jeigu kaip darinys dalyvautume rinkimuose. Bet, kaip sakiau, ko gero, labiausiai tikėtina forma, tai yra rėmimas vienmandatinėse apygardose žmonių iš įvairių partijų. Mus čia bando priklijuoti prie vienos partijos, turėdami galvoj mano partinę praeitį, bet turiu iš karto ir aiškiai pasakyti, nei vienai partijai mes netarnausim, mes tarnaujam valstybei. Jūs turbūt kritiškai vertinate amžinatilsį Kęstučio Čilinsko vadovavimą šitam judėjimui. Aš manau, kad paliko teigiamą įspūdį, teigiamą pėdsaką mūsų politinėje istorijoje ir kaip tik ta prasme, kad kaip išėjęs iš politikos žmogus, jis užėmė tvirtas pilietinės pozicijas ir jas gynė ir tą antikorupcinę linkme ir, sakysim, kova su monopoliniais projektais ir panašiai. Aš manau, kad iš tikrųjų pėdsakas yra pozityvus. Kokia aktualija judėjimas svarsto dabar šiuo metu, sakysim? Vis tiek jūs žvelgite kažkaip į pagrindinius mūsų šalies vystymosi periodus ar problemas? Yra įvairios teisinės, sakysim, susirašinėjom dabar dėl padėties teisės saugoj ir teisėtvarkoj. Teismuose ir svarstom, sakysim, pareiškimo galimybę čia aktualaus, reiškia, įvykio, garliavos įvykio atžvilgiu. Pažiūrėsim, kokia bus tarybos nuomonė. Mes kol kas dar tik kelios dienos kaip atgimė, todėl darbotvarkė dar tik tai formuojasi, bet galvojame, veiksime įvairiomis kryptimis. Kursim komitetus, jau gaunam signalų, kad rajonuose nori atsikurti to judėjimo skyriai, nes mes ne visur juos turėjom, kadangi tas judėjimas kilo
skilo į tuos, kurie norėjo toj pat šiandien išeiti į politiką, ir į tuos, kurie mane, kad veikimas iš pilietinių pozicijų, tiesiogai nepretenduojant į valdžią, yra efektyvesnis, bent jau duotų metu. Tai vat, reiškia, susiskaldė judėjimas, suskilo ir buvo dėl to tam tikrų netekčių. Na, žodžiu, jūs šiuose Seimo rinkimuose dar nedalyvausit kaip judėjimas. Būtų neprotinga sakyti, kad jokių būdų ne. Susidarius aplinkybėm galbūt, bet tikimybė yra labai menka. Aš asmeniškai norėčiau likti piliečio pozicijoje, ginti nacionalinį interesą iš tos vietos, kurioje dabar esu. Tai yra laisvo profesoriaus vietos. Kas lėmė, kad Lietuvos žiniasklaida laikoma jau nebe ketvirtąją, o aukštesnė valdžia taip smuktelėjo? Antai pagal organizacijos Reporteriai be sienų parengtą spaudos laisvės indeksą per metus Lietuva iš 11 vietos nukrito net į 30-ąją. Gal dėl to kaltas pastaruoju metu visuomenėje įsišaknėjęs teisinis nihilizmas? Paklausiau žurnalistikos instituto direktoriaus Žyginto Pečiulio nuomonės. Ir čia yra ne tik teismų problemos, bet mūsų įstatyminės bazės problemos. Ir čia galima išskirti tokius du dalykus. Tarkim, vienas daiktas, kad šmeižtas arba nuomonės pasakymas pagal mūsų įstatymus gali būti kriminalizuojamas. Tai galima sakyti, gali būti taikoma ir buvo taikyta baudžiamoji atsakomybė, o ne administracinė atsakomybė. Ir čia yra vienas iš tų punktų vertinimo šito reitingo žiniasklaidos yra savicenzūros, necenzūros. Nes daugelį vis dėlto demokratijos šalių cenzūra yra uždrausta ir jokios problemos nėra. Bet savicenzūra, kai kurių teigiamų, yra baisesnis dalykas už cenzūrą, nes jis yra paslėptas. Vienas dalykas, kitas dalykas, žurnalistas priverstas kažko nedaryti, bijodamas būti nubaustas. Taigi, nuomonės reiškimas gali būti traktuojamas kaip nusikaltimas. Ir antras dalykas, tai yra informacijos šaltinio atskleidimo peripetijos. Viena vertus žurnalistui leidžiama, kaip ir daugelį pasaulio šalių, demokratinių šalių, neatskleisti šaltinio, nes šaltinis labai dažnai informaciją teikia tik su ta sąlyga. Kita vertus yra nuostata, kad tam tikrom aplinkybėm, teismo sprendimu gali būti žurnalistas verčiamas išduoti tą šaltinį ir Lietuvoje mažiausiai 2 atvejus per pastarąjį laikotarpį mes žinome. Ir kai, tarkim, publikacija yra apie teismų problemas ir teismas įpareigoja atskleisti šaltinį, tai kyla klausimas, ar čia viešasis interesas, ar čia yra privatus teismų noras, asmeninis teismų noras sužinoti, kasgi vis dėlto buvo tas negerėlis. Na ir aišku, reikėtų būti ir savikritiškiems, neversti visko tik valdžiai, teismams. Be abejo, galime kalbėti ir apie žurnalistikos lygį, ir apie žurnalistų santykius. Ir be abejo, tai susiję ir su ekonominiam problemom, bet vis tiek mes matome, pavyzdžiui, aš manyčiau, kad toks vienas dalykas gėdingas, kitas dalykas paradoksalus reiškinys, kad, pavyzdžiui, praėjusiais metais dalis žiniasklaidos priemonių, kurios buvo žurnalistikos savitvarkos organizacijų nubaustos už netišką, perspėtos arba nubaustos už netišką veiklą, susivienijo, kreipėsi į prezidentę, kreipėsi į kitus valdžios organus, prašydami sutramdyti žiniasklaidos savitvarkos organizacijas. Taigi, atsiklaupė prieš valdžią, prašydami, jūs mus valdykite, jūs mus bauskite. Mano galva, čia šokiruojantis dalykas, bet jis taip kažkaip Lietuvoje
praėjo gana ramiai, bet tai irgi turėjo būti pastebėta ekspertų iš užsienio. Na ir kitas dalykas, be abejo, mes matom ir turinio problemas, kada nesilaikoma iš tikrųjų to žiniasklaidos, žurnalistikos etikos reikalavimų. Mes ir visuomenėje labai aiškiai matė kai kuriais klausimais, kurie labai aktualūs buvo Lietuvai pastaruoju metu, žiniasklaidos priemonės arba atskiros laidos tiesiog tarsi pasiskirsto už arba prieš, o kur yra objektyvus įvairių nuomonių pateikimas. Jau seniai tiek sniego nemačiusios Šveicarijos Alpės trečiadienį priėmė apie 500 svečių iš viso pasaulio. Davoso kurorte prasidėjo 42. pasaulinis ekonomikos forumas, kurio pagrindinė tema – didžioji transformacija formuojant naujus modelius. Šiemet jį atidarė Vokietijos kanclerė Angela Merkel. Ir neatsitiktinai, Vokietija pastaruoju metu tampa kone svarbiausia eurozonos ašimi ir svarbiu pasaulinės ekonomikos žaidėju. Forume, kaip praneša agentūra Bloomberg, daugiausia dėmesio bus skirta socialiniai verslo atsakomybei. Ir šiemet jame nedalyvauja Lietuvos delegacija. Kodėl? Ką apie tai mano ekonomikos profesorius Povilas Gylys? Kodėl Lietuva jau keleri metai nedalyvauja Davoso konferencijoje? Aš turiu per mažai informacijos, kad galėčiau tiksliai formuluoti, bet teoriškai yra kelios priežastys. Davoso forume dalyvauja žmonės, kurie turi ką pasakyti. Davoso forume dalyvauja žmonės gal iš didesnių valstybių. Arba, sakysim, iš labai įtakingų verslo grupių. Tai kartais ir iš mažesnių valstybių yra kviečiami vadovai ir jie ten tampa vos ne žvaigždėmis. Tai aš prisimenu vykęs Freibergos dalyvavimą Davose. Aš tikrai stebėjau tą renginį tais metais. Ir iš tikrųjų jinai ten dalyvavo prasmingai. Tikrai buvo viena iš ryškiausių figūrų, kad yra atstovaujanti nedidelę šalį. Žinoma, kaip sakė vienas politologas, jeigu tokie forumai neduoda naudos, nėra ko ten vaikščioti ištaigingų rūmų koridoriais ar važiuoti pasigrožėti nuostabiais apsnigtų Alpių vaizdais, ypač kai tie peizažai valstybei nemažai kainuoja. Tai viskas mūsų laidoje. Su Dievu.